Sveiki, aš esu Ginta ir bėda ta, kad savo pirmąją kalbą norėjau sakyti su aukštakulniais bateliais. Man iš tikrųjų labai patinka aukštakulniai. Aš su jais geriau jaučiuosi labiau pasitikinti savyje. Bet atsitiko taip, kad praėjusį ketvirtadienio rytą aš visam mieguistą atsikėliau, ėjau pro namus ir stipriai, taip, aš neparodysiu, nedemonstruosiu, trenkiausi lovos kampą. Ir sulūžo mano dešinės kojos mažasis pirštas. Todėl esu priversta 4 savaitės nenešioti jokių aukštakulnių ir vaikščioti su sportbačiais. Ir netgi padoresnių batų negaliu užsidėti dėl to, kad, tiesiog, sunku, skauda, skausminga. Bet, mąstydama apie tai, kad kaip aš čia norėčiau stovėti su aukštakulniais, aš susimačiau, kodėl moteris apskritai nori avėti tuos aukštakulnius. Birutė, kaip tu manai? Žinokit, aš tikrai drąsiau jaučiuosi. Ypač, kadangi esu ne aukšto ūgio ir kai pasitaiko klientai gerokai aukštesni, tai labai nemalonu taip pat truputį iš aukšto žiūrėti. Kaip tu gali turėti įtaką žmogui, jeigu tu į jį žiūri, kai vaikas į viršų, o kai žiūri va taip, žiūri geriau. Va būtent, ačiū Birutė, iš tikrųjų puikiai susakei tą mintį, kurią ir aš pati pagalvojau. Iš tikrųjų mes moteris aukštakulnius avime dėl to, kad mes norime pasistiekti, atrodyti gražesnės ir geresnės. Bet aišku, čia ne tik moterų noras atrodyti geresniems negu yra, čia yra labai žmogiškas noras. Aš su juo pirmą kartą susidūriau vaikystėje. Iš tikrųjų buvo tokia istorija. Man mama nupirko štai šitą lėlę, iš kurios liko tik tai dalis lėlės. Kūnas saugioje vietoje namuose, tiesiog ilgiaučias. Tiesiog aš sėdėjau suolę, mokyklos suolę su šita lėle, ją labai didžiavausi. Ta lėlė man atrodė tokia nuostabi. Ir priėjo viena mergaitė, aš jos vardo dabar neprisimenu, jinai man pasakė, kam tau ta lėlė reikalinga? Tu esi, ta lėlė yra tokia liekna ir graži, o tu tokia stora. Tai buvo mano turbūt pirmas toks ryškus susidūrimas su pasauliu, kuris tau kala į galvą. Tu turi būti kitokia, negu tu turėtum būti. Tu turi būti geresnė. Tu turi būti kažkokia tobula. Ir labai dažnai būna, kad žmonės savo viduje jaučiasi štai tokie, o jie bando susikurti iš savęs tokį tobulą įvaizdį ir tapti, nežinau, čia yra piešinys, tai atspindi tobulą įvaizdį, bet tiesiog, tapti tokie, arba, tokie galbūt. Ir aš pastebėjau, kad po to karto vaikystėje aš daug kartų mėginau atrodyti geresnė, šaunesnė, protingesnė ir visokiausia esnė. Pasiekti kažkokią tobulybę. Aišku, visą laiką aš jos nepasiekdavau ir visą laiką buvau nepatenkinta. Ir kartą buvo aktoriaus Andriaus Žebrausko seminaras. Ir Andrius Žebrauskas man liepė pasakoti apie save. Tai buvo mano pirmoji kalba apie save prieš auditoriją. Labai trumputė, ekspromtiškai. Aš neprisimenu, ką aš sakiau, lyg ir apie tai, kad galbūt kažkada gyvenime norėčiau parašyti knygą, galbūt apie tai, kad mano mėgstamiausia knyga yra Meistras ir Margarita. Andrius mane pasivedėjo iš šono po tos skirdelės, taip, kelius žingsnius, sakė, pažiūrėk, kad birta vieta, dabar to žmogus nėra. O tu esi maža kvaila mergaitė. Tu įsivaizduoji, kad tu esi visiškai kvaila ir tu bendrausi su žmonėmis taip, tarsi tu būtum absoliučiai kvaila. Tada aš supratau, mano pati didžiausia bėda, kad aš noriu atrodyti pernelyg stipresnė, gražesnė, tobulesnė ir, iš tikrųjų visokie esnė ir nemoku pripažinti to, kad aš turiu silpnybių kaip visi žmonės. Ir, kartais iš tikrųjų galiu ir nusikalbėti ir iš tikrųjų, kad pats protingiausias dalykas yra būti gyvenime tokia, kokia esu ir tiesiog nebandyti išlaužti iš savęs to kažkokio tokio įvaizdžio. Nes tas įvaizdis iš tikrųjų yra tik įvaizdis, tai įvaizdis nėra tu. Ir netgi dabar galvoju, jeigu aš čia stovėčiau su tais aukštakulniais, ar aš čia būčiau labai kitokia negu su tais kedais. Nežinau, turbūt tai būtų tas pats. Tiesiog žmonės
nes žmonės labai dažnai galvoja, kad susikūrė tą tobulą tokį įvaizdį, jie atrodys kitiems patrauklesni ir žmonės juos labiau mylės. Aš nežinau, kodėl aš kažkaip prieš kokį pusmetį aš lygiai taip pat galvojau, tik tai tiesiog kažkaip gal prieš pusmetį, kai pradėjau lankyti jogą ir tada pradėjo veikti daugybė kitų dalykų, tas pats Andriaus Žebrausko seminaras, kiti, sutikti žmonės, perskaitytos knygos, daugybė dalykų, kur pradėjo viską versti aukštyn kojom. Aš supratau, kad reikia tobulinti save, o ne stengtis atrodyti tobulai. Na, tiesiog tai yra galbūt labai greta esantis dalykai. Tiesiog atskaitos taškas yra kitas. Ar tu nori atrodyti tobulą, ar tas tavo kažkoks atrodymas gali būti tik tai pašalinis efektas, kuris galbūt seka tada, kai tu tiesiog būsi savimi. Tai va, o iš tikrųjų vis tiek, aš aišku laukiu, kol praeis tos 4 savaitės ir aš galėsiu užsidėti šitus batelius.